2025 metas pavyko pasiekti pergalį. Jau 5 metus su savanorė sudinom miškus, bet linijom ir tik vienos rūšiais medelius, kad bus vėl iškirsti greičiau nei po 100 metų. Šias metas su Telšių urėdijai sutarėm, kad lės atkurti išskirtinį plotą, katras nebus kertams. Su Tverų gimnazijos moksleivės atsudinom rekreaciniais paskirtais mišką. Sudinom net 8 rūšių medelius ir krūmus. Dabar čia augs ne tik uoravalontis medė, bet ir vaismedė, katrų vaisė tap žvėrėlių maistų. Leipų žaidą pritrauks daugiau bitėlių, o skirtingų rūšių medelę praturtins biologinį vairuodį. Kas stiprinti jaunimą ryšį su gamta, dar surinkėm mišką maudynių užsiėmimą. Atsodintą plotą pavadinom jaunimą miškus. Kai jom žin šį mažą pergalį, čia įrengėm stendą ir pažymėjom atsodintą plotą mūsų mobilio programėlėje, kad keliaujant prie Lupaičių šaltenį ar Rūškežį ar matytų, kad pripatyvės toks išskirtinis miškas. Dėkojam Telšių urėdijai ir visiems savanoriams, kad prisidėjai prie kitokios miškininkystės. Tai kamies, kad tokie miškas sudėt taps tradicija kiekvienas metas.